Minutėlę. Tai gerbiama Gintarė, jums ekranas laisvai pasiekiamas. Gerai, tai turbūt galime pradėti. Tai sveiki visi, kaip minėjo jūsų kolegė, su Gintarė Bliujienė, Generalinės prokuratūros vidaus tyrimų skyriaus vyriausiojo prokuroro padėjėja. Su pranešėjo apsauga dirbu nuo 2018 metų, kai tik tais buvo pradėti rengti tie teisės aktai reglamentuojantis pranešėjo apsaugos institutą. Šiandien pabandysiu per tą turimą pakankamai trumpą laiką pateikti jums visą reikalingą informaciją. Ir aišku, lauksiu klausimų. Klausimus galima bus pateikti po mano pranešimo. Dabar pasidalinsiu skaidrėmis. Sakykite, skaidrės matote? Matome. Puikiai. Tai mes galim tada ir pradėti. Kodėl yra svarbi pranešėjo apsauga? Kodėl tiek daug apie tai kalbama tiek Lietuvoje, tiek Europos Sąjungoje? Tai čia matosi skaidrėje 3 pagrindiniai aspektai, aišku, jų turbūt būtų galima surasti daugiau, bet paminėsiu pagrindinius. Kaip matome iš praktikos, iš savo tiek užsienio kolegų praktikos pranešėjai, tai tokie asmenys, kurie praneša apie pažeidimus, kuriuos pamato savo darbo vietoje, atlikdami savo kasdieninės darbinės funkcijas. Labai dažnai be tokių žmonių pranešimų mes apskritai negalėtumėme tų pažeidimų identifikuoti, atlikti kažkokius tyrimus ir, aišku, nubausti kaltus asmenys. Todėl ta informacija tikrai yra labai svarbi. Pateiksiu keletą pavyzdžių. Visos paskaitos metu viską bandysiu iliustruoti pavyzdžiais, kad jums viskas būtų kuo aiškiau ir suprantamiau, nes, žinot, tie teisės aktai mums teisininkam tai kaip yra suprantama, bet, bandysiu viską pateikti suprantamesne kalba. Taigi, buvo gautas pranešimas iš žmogaus, jis dirbo sertifikuotame ekologiškame ūkyje. Tas ūkis turėjo leidimą prekiauti ekologiškais kiaušiniais. Jie buvo sudarę daug sutarčių, bet, negalėjo vėliau eigoje tos pasiūlos užtikrinti. Tai yra, tų kiaušinių pritrūko, sutartis reikėjo įgyvendinti. Jie nusprendė tiesiog atsivežti kiaušinius iš paukštyno, juos sužymėti kaip ekologiškus ir patiekti mums vartotojams. Tai vargu ar kažkuris iš mūsų nusipirkęs tą kiaušinį sugebėtumėm atskirti, čia yra ekologiškas produktas ar ne, mes tikėtumėm tuo žymėjimu. Taigi tas žmogus pranešė irgi savaime aišku buvo pradėtas tyrimas dėl šitos informacijos. Kitas pavyzdys, žmogus dirbo didelėje įmonėje, kuri prekiavo automobilių chemiją, tai pavyzdžiui, langų plovimo skysčiai ir panašiai. Jie savo veiklą vykdė taip, kad pas juos atvykdavo ta chemija tokiuose didelėse talpose, jie išpildydavo į mažesnę tarą ir vėliau patiekdavo mums vartotojai. Tai žmogus pranešė apie tai, kad tos didelės talpos, kuomet yra sandėly perkeliamos iš vienos vietos į kitą, būdavo atveju, jos būdavo pažeidžiamos, chemikalai išsiliedavo, jie nebūdavo surenkami, naudojant specialias medžiagas, o tiesiog nuplaunami bendrą kanalizaciją. Jis pranešė, prie pranešimo pateikė vaizdo įrašus apie tai ir buvo perduotas tyrimas aplinkos apsaugos departamentui ir įmonei paskirta nemenka bauda už žalą aplinkai. Pažymėtina tai, kad šitą įmonėje vyko planiniai patikrinimai, atvažiuodavo atsakingos institucijos, tačiau nežinot, kas yra planinis patikrinimas. Visi žino, kada atvažiuos, viskas susitvarko, kai atvažiuoja, viskas atrodo idealu, o kai išvažiuoja, vėl viskas vyksta ne taip, kaip turėtų vykti. Svarbus yra pranešėjo apsaugos ir finansinis aspektas. 2017 metų komisijos užsakymo atliktame tyrime apskaičiuota, kad kasmet viso Europos Sąjungoje dėl netinkamos pranešėjo apsaugos prarandama potenciali nuo 5,8 iki 9,6 milijardų eurų nauda. Tai komisija atlikdama šitą tyrimą koncentravosi į viešuosius pirkimus. Aš tik pateiksiu informaciją, kas yra nustatyta pas mus jau baigtose ikiteisminiuose tyrimuose. Pamatysite, kad tos sumos ir pas mus žalos nustatomos taipogi nemenkos, siekia milijonus eurų. Pranešėjai teikiami pranešimai svarbus įmonėms, kadangi nesugebėjus laiku identifikuoti pažeidimų, įmonė gali grėsti baudos, ilgi teisminiai procesai, atsirasti nepataisoma žala įmonės reputacijai.
Čia kaip pavyzdį norėčiau pateikti vieną žinomiausių Jungtinių Amerikos valstijų bylų. Ten buvo tokia situacija, kad kruiziniame laive Caribbean Princess dirbęs inžinierius pastebėjo tokį dalyką, kad kuomet laivas atplaukdavo į uostą, kur privalo užterštus salivuotus vandenis išleisti į specialų rezervuarą, na, tai jie atvykę į tą uostą viską tiesiog išleisdavo į jūrą. Žmogus apie tai pranešė, buvo pradėtas tyrimas visose šitos kompanijos kruiziniuose laivuose ir, nustatyta, kad ne viename tame laive tokie patys pažeidimai daromi, siekiant išvengti mokesčių. Ir įmonė gavo keliasdešimties milijonų JAV dolerių baudą. Žmogui buvo paskirtas 1 milijono JAV dolerių atlygis už informaciją. Ir įmoniai buvo paskirta įpareigojimas skirti ne 1 milijoną JAV dolerių jūros ekosistemos atkūrimui. Tačiau jeigu aš jau kalbu apie tą bylą, tai akivaizdu, kad jinai susilaukė tikrai didelio atgarsio, ne tiek JAV, tiek visoje Europoje. Ir tai tikrai pakenkė įmonės reputacijai, nes tikrai dabar žmonės yra susirūpinę ekologija, tvarumu. Ir, tikrai niekas nenori keliauti į įmonę, kuri daro tokią didelę žalą gamtai. Pranešėjo apsaugai yra svarbus 2019 metai, nes Lietuvoje pranešėjo apsaugos įstatymas įsigaliojo nuo 2019 metų sausio 1 dienos. Nes vienos Europos valstybės tuos įstatymus turėjo jau priimtus iš anksčiau, pavyzdžiui, Slovakija nuo 2014 metų, tačiau pamatė, kad tai yra tiesiog popierinis dokumentas, kad jisai realiai neveikia, ėmėsi jį taisyti. Tai mes Lietuva priėmėme visiškai naują įstatymą, mes nieko panašaus nesame iki šiol turėję. Nuo 19 metų gegužės 1 dienos šitoks įstatymas įsigaliojo ir pas mūsų kaimynus latvius. Tačiau, kad ir kaip valstybės stengiasi šitą dalyką susireglamentuoti, tas reglamentavimas išliko toks labai, netolygus, tai yra vienoje valstybėje buvo daugiau teisių pranešėjams užtikrinama, kitoje mažiau. Todėl 19 metų spalio 23 dieną buvo priimta Europos parlamento ir tarybos direktyva dėl asmenų pranešančių apie sąjungos teisės pažeidimus apsaugos, numatanti minimalius pranešėjų apsaugos standartus Europos Sąjungoje. Visos valstybės narės privalėjo persikelti direktyvos nuostatas į nacionalinę teisę iki 21 metų gruodžio 17 dienos. Tai pavyko tik 5 Europos valstybių, mes buvome tame tarpe, kam viskas sekėsi puikiai, nes tas mūsų pirminis įstatymas daugelį vietų atitiko direktyvos nuostatas, tai mūsų tie pakeitimai buvo iš tiesų minimalūs. Truputį statistikos, 20-24 metai, kiek buvo pradėta ikiteisminių tyrimų pagal pranešėjų apsaugos įstatymo pateiktus pranešimus, tai pradėta 65 ikiteisminiai tyrimai, nutraukta 34, atliekama 17, sustabdyta 3, perduoda teismui surašius kalinimo aktą 4 atvejai, perduoda teismui surašius kalinimo aktą ir bylose jau priimti teismų sprendimai 7 atvejai. Čia yra 24 metų gruodžio 31 dienos duomenys. Grįžtant prie pirmos skaidrės, matėte, kokios žalos buvo nustatytos Europos komisija atlikus tyrimą. Čia ekrane matosi, kokios žalos nustatytos prokuratūroje baigtose ikiteisminėse tyrimuose. Tai nesumokėta mokesčių valstybei beveik 38 milijonai eurų. Kitokio pobūdžio žala, tai yra aplinka, visuomenės sveikata virš 48 milijonų eurų ir pareikštas civilinių ieškinių už daugiau negu 3 milijonus eurų. Čia svarbu paminėti, kad čia matosi mūsų prokuratūros darbas, kaip ir sakiau, tai yra baigti ikiteisminiai tyrimai. Dabar šitos bylos yra atiduotos nagrinėjimui teismams, bet kadangi žalos milijoninės, tai ir ikiteisminis tyrimas užtrunka ir teisminiai nagrinėjimai taipogi tokiose bylose gali užtrukti ne 1 metus, tačiau mes laukiame tų teigiamų sprendimų. Čiagi matosi skaidrėje, kiek yra realiai jų sumokėta į valstybės biudžetą, tai matosi sumos yra tikrai mažesnės. Tai čia yra tiek sumokėta tose baigtose 7 bylose. Tai sumokėta į valstybės biudžetą virš 327 tūkstančių eurų ir tenkinta civilinių ieškinių už daugiau negu 73 tūkstančius eurų. Kaip minėjau, mes labai laukiame tų teismų sprendimų dėl milijoninių žalų, kada jos bus grąžintos į valstybės biudžetą.
Tose visose 7 bylose, kurios buvo išnagrinėtos teismuose, be finansinių baudų buvo skirtos ir kitokios baudžiamojo poveikio priemonės, tai yra ir laisvės atėmimas, laisvės apribojimas, viešieji darbai, draudimas dirbti valstybės tarnyboje, draudimas dirbti švietimo ar ugdymo įstaigoje. Toks įdomus buvo tas 4. atvejis, draudimas dirbti valstybės tarnyboje, nes iš tikrųjų labai susijęs tokiu mūsų kasdieniniu gyvenimu. Nežinau, ar kam yra atsitikę tokia situacija, kad paliekate automobilį stovėjimo vietoje, kur turėtumėte už stovėjimą susimokėti, pamirštate arba nerandate to automato, grįžtate po kažkurio laiko ir matote iškrištas baudos lapelis su nurodymu sumokėti baudą. Jei tos baudos nesumokate, tuomet persikelia administracinė teisena jau į atitinkamą savivaldybės skyrių, kuris yra už tai atsakingas. Tai vat vienoje savivaldybėje, tame skyriuje dirbantis darbuotojas pastebėjo tokį atvejį, kad tokios bylos, kuomet būdavo susijusios su jo vadovo artimo aplinka, tai yra šeimos nariais, draugais, giminaičiais, jis jų nenagrinėdavo, tiesiog nutraukdavo, panaikindavo sistemoje ar panašiai. Ir jo artima aplinka niekada nemokėdavo baudų už parkavimą. Tai žmogus tai pamatė, pranešė, buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, jis buvo labai greitai baigtas. Ir tam vadovui uždrausta 3 metus dirbti valstybės tarnyboje bei paskirta piniginė bauda. Kasgi yra pranešėjas? Pranešėjo samprata yra pateikta pranešėjo apsaugos įstatyme, tai yra fizinis asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria jį sieja ar siejo darbo ar kiti santykiai nurodyti įstatyme. Tai reiškia, kad jūs galite pranešti apie pažeidimus savo esamoje darbovietėje, galite pranešti apie pažeidimus savo buvusioje darbovietėje. Kasgi yra tie kiti santykiai? Tai yra įvairūs sutartiniai santykiai. Gali būti ranga, stažuotė, konsultavimas. Pavyzdžiui, dabar labai yra populiaru, kuomet bendrovės samdo buhalterinės apskaitos įmonės tvarkyti buhalterinę apskaitą. Jeigu tokioje buhalterinės apskaitos įmonėje dirbantis žmogus pastebi pažeidimus bendrovėje, jis nors toje bendrovėje nedirba, bet jo įmonė ir bendrovė sieja sutartiniai santykiai ir jis gali apie tai pranešti. Tikrai tokį pranešimą esame gavę ne vieną. Taip pat gali pranešti asmenys, užsiimantys individualia veikla, akcinių bendrovių akcininkai, valdybos nariai. Tai šiai dienai tų žmonių ratas, kurie gali kreiptis pagal pranešėjo apsaugos įstatymą ir gauti apsaugą, yra išties platus. Kuomet pateikiamas pranešimas apie pažeidimą, asmuo automatiškai pranešėjų netampa. Tam, kad asmuo taptų pranešėjų, kompetentinga institucija, kuri Lietuvoje yra vienintelė, tai yra Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, turi priimti sprendimą dėl pranešėjo statuso suteikimo. Kuomet toks sprendimas priimamas, tai žmogus jau gali vadintis pranešėjų ir jie teisė į visas skatinimo ir pagalbos priemonės numatytas įstatyme. Paminėtina yra tai, kad informacija teikiama siekiant apginti viešą interesą. Tai šitas įstatymas nėra skirtas išsiaiškinti kažkokius darbuotojo ar darbdavio asmeninius nesutarimus. Įstatyme yra aiškiai parašyta, kad informacija teikiama siekiant apginti viešą interesą. Problema yra tame, kad viešo intereso sąvoka mūsų teisės aktuose nėra niekur pateikta. Todėl prokurorai, kurie kiekvieną kartą gavę pranešimą privalo įvertinti, ko žmogus siekia, jie remiasi Konstitucinio teismo suformuota praktika. Konstitucinis teismas yra pasakęs, kad viešasis interesas tai, kai yra susijęs su santykinai didelė visuomenės dalimi ar pamatinėmis konstitucinėmis vertybėmis. Vėlgi pateiksiu pavyzdžius. Buvo gauti 2 pranešimai. Iš pirmo žvilgsnio jie atrodė tikrai labai panašus, buvo pridėti praktiškai identiški įrodymai ir vienu atveju buvo suteiktas pranešėjo statusas, kitu atveju nesuteiktas. Abiem atvejais kreipėsi medikai ir pridėjo sudarytus darbo grafikus. Vienu atveju medikas skundėsi tuo, kad jam sudarytas yra itin nepalankus darbo grafikas, kad dėl tokio darbo grafiko sudarimo jisai negali dirbti kitoje darbovietėje, tai jam yra labai nepatogu. Jo kolegom yra sudaryti daug palankesni darbo grafikai ir jis jautėsi diskriminuojamas. Tai šituo atveju pranešėjo statusas suteiktas nebuvo, kadangi prokurorai vertino, jog toks darbo grafiko sudarimas sukėlė nepatogumų tik tam vienam medikui, tai niekaip nepalietė kažkokios didesnės visuomenės dalies.
Tai tokiu atveju vėlgi kreipiasi medikas. Čia labai svarbu paminėti, kad tai buvo pandemijos laikotarpiu, kai mes turėjome specialų reglamentavimą ir vėlgi pateikė sudarytą darbo grafiką. Jis buvo sudarytas taip, kad dalį laiko medikas dirbo ligoninėje su COVID pacientais, o kitą laiką poliklinikoje konsultuodamas visus ateinančius pacientus. Kaip minėjau, tuo laikotarpiu buvo draudžiama taip organizuoti darbą. Ir šituo atveju tas žmogus, tas medikas gavo pranešėjo statusą, nes prokuroras vertino, kad toks darbo grafiko sudarimas kelia grėsmę pakankamai dideliai visuomenės daliai, tai tiem pacientam, kurie ateina konsultuotis į polikliniką. Kiekgi priimame sprendimų per metus dėl pranešėjo statuso suteikimo, tai buvo priimta pernai 40 sprendimų suteikti pranešėjo statusą, 23 metais 41 sprendimas, 21 metai 43 sprendimai. Šiemet tas skaičius yra išaugęs. Jau esame šiai dienai gavę 83 pranešimus, tai yra daugiau negu per visus 24 metus. Tai matome, kad prokuratūra deda didelės pastangas į šito instituto viešinimą ir tai duoda teigiamus rezultatus. Apie ką galima pranešti, tai tam tikros gairės yra numatytos įstatyme. Tai galima kreiptis dėl pavojaus visuomenės saugumui ir sveikatai, asmens gyvybei ir sveikatai, neteisėtos veiklos finansavimo, neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo, neteisėtų būdų įgyto turto, kliudimo ar neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą, padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą, pavojaus aplinkai, kitų pažeidimų. Iš tiesų, kadangi, kaip matote, yra tas 8 punktas, kiti pažeidimai, tai Lietuvoje pagal šitą įstatymą galima pranešti praktiškai apie bet ką, kas turi reikšmės viešajam interesui. Šitoje skaidrėje matosi informacija, apie ką pranešę asmenys 2024 metais gavo pranešėjo statusą. Tai plagijavimas, neteisėtas elektroninių duomenų perėjimas ir panaudojimas, pacientų perrašymas į kitą gydymo įstaigą be jų sutikimo, nepagrįstai didesnės kainos už pilumą skaičiavimas vartotojams, fiziniai pažeidimai, tai yra apgaulingas finansinės apskaitos tvarkymas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ir turtą pateikimas, korupciniai pažeidimai, dokumentų klastojimas, tarptautinių sankcijų pažeidimas, psichologinio smurto mobingo taikymas, vertimas valstybės tarnautojų trauktis iš pareigų, pažeidimai vykdant viešuosius pirkimus, teisės aktų reglamentuojančių darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus pažeidimai, sukčiavimas, darbo teisės normų pažeidimai, nepagrįstas nedarbingumo pažymėjimų išdavimas, neteisėti valstybės tarnautojo veiksmai. Tai kaip matote, iš tikrųjų žmonės praneša apie pačius įvairiausius pažeidimus, teikia labai įvairią informaciją. Kaipgi galima pranešti? Galima pranešti tiesiogiai mums, tai yra kompetitingai institucijai, Lietuvos Respublikos generaliniai prokuratūrai, tiesiogiai elektroniniu paštu, pateikiant pranešimą. Elektroninis paštas yra pranešėjų.apsauga@prokuratūros.lt. Galima atsiųsti ir paprastu paštu, taip pat telefonu susitarus galima atvykti pas mus į generalinę prokuratūrą arba didžiųjų miestų apygardų prokuratūras, tai jūs Šiauliuose turėtumėte vykti, jeigu norite pasikalbėti, tai į Šiaulių apygardos prokuratūrą, kur paskirtas kompetitingas darbuotojas padės jums užpildyti pranešimo formą. Nes tai formai yra keliami tam tikri reikalavimai. Įstatymai yra numatyta, kad žmogus pranešdamas pagal šitą įstatymą turi užpildyti vyriausybės nustatytą formą. Ją galite rasti mūsų tinklapyje www.pranešktiesa.lt skiltyje dokumentai, arba gali viską supildyti laisva forma, tačiau privalo nurodyti, kad pranešimas teikiamas pagal pranešėjo apsaugos įstatymą. Toks reglamentavimas reikalingas tam, kad prokuratūra kasmet gauna apie 30-40 tūkstančių įvairių skundų, prašymų, dokumentų. Būtent šitiems prašymams teikiamiems pagal pranešėjo apsaugos įstatymą yra keliami ypatingi konfidencialumo reikalavimai ir daug trumpesni nagrinėjimo terminai. Tai kad jie nepasiklystų šitie pranešimai visame sraute, yra numatyta, kad žmogus, kuris kreipiasi, privalo nurodyti, kad kreipiasi pagal pranešėjų apsaugos įstatymą. Taip pat
Informacija gali būti teikiama įstaigoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą. Tokį kanalą turi turėti visos valstybės ar savivaldybės institucijos, taip pat privataus sektoriaus įmonės, kuriuose dirba 50 ar daugiau darbuotojų. Iš tiesų, ar pirmiau kreiptis per vidinį kanalą, ar kreiptis į generalinę prokuratūrą, čia jau sprendžia pats žmogus. Lietuvoje iš tikrųjų galima pasirinkti, kuris norėtų tą pranešimą pateikti. Koks yra skirtumas? Kuomet yra pateikiamas pranešimas įstaigoje per vidinį kanalą, sprendimas dėl pranešėjo statuso suteikiamas nebus. Tiesiog bus ta informacija, kuri pateikta, jinai bus ištirta, laikantis pranešėjo apsaugos įstatymo reikalavimų, tačiau statusas suteiktas nebus. Iš tiesų, ne visiems žmonėms to statuso reikia, kai kurie tiesiog nori, kad tas pranešimas būtų ištirtas, būtų išnagrinėtas ir tiek. Tačiau jeigu žmogus jau nori pranešėjo statuso, jisai iš karto privalo kreiptis į generalinį prokurorą. Taip pat galima pateikti pranešimą viešai, tai yra per žiniasklaidą, visuomenės informavimo priemonės. Šitam pranešimui taipogi yra keliami tam tikri reikalavimai. Iš tikrųjų, šiai dienai mes tokių pranešimų nesame gavę, tai kokia būtų jų nagrinėjimo praktika, tačiau pakomentuoti negalėčiau. Kasgi atsitinka su pranešimais, kurie patenka į prokuratūrą? Jie visi patenka vidaus tyrimų skyriaus vyriausiam prokurorui. Generalinė prokuratūroje būtent vidaus tyrimų skyrius yra atsakingas už pranešėjų apsaugą. Atsiprašau labai. Skyriaus vyriausias prokuroras perduoda pranešimą vertinti vienam iš skyriaus prokurorų, kuris per 10 darbo dienų turi priimti sprendimą. Čia yra galimi variantai, matosi skaidrėje. Gali priimti sprendimą suteikti pranešėjo statusą. Kuomet sprendimas yra suteikiamas, žiūrima, kokio pobūdžio informacija buvo pateikta. Jeigu tai pranešama apie nusikalstamas veikas, tai savaime aišku, to pranešimo tyrimo mes pasiliksime savo, tai yra prokuratūroje, pradėsime ikiteisminį tyrimą. Tačiau, kaip matėte, kelios skaidrės atgal žmonės teikia tikrai labai įvairią informaciją, todėl ne visada tos informacijos nagrinėjimas yra mūsų prokuratūros kompetencija. Tada mes žiūrim, kokia institucija pagal kompetenciją turėtų tą informaciją tirti. Galimi labai įvairūs variantai, vėlgi iš praktikos, tai gali būti įvairios ministerijos, tai gali būti Lietuvos bankas, valstybinė mokesčių inspekcija, darbo inspekcija, statybų inspekcija, kaip ir sakau, labai įvairios institucijos. Tačiau mes prokuratūra, kuomet persiunčiame šitą pranešimą tyrimui, įstaigai nurodome tyrimo metu užtikrinti konfidencialumą. Tai reiškia tyrimą atlikti taip, kad tyrimo metu neišaiškėtų, kas pateikė informaciją. Gali priimti sprendimą nenagrinėti pranešimo, tačiau tokie atvejai yra labai reti. Įstatymai yra numatyti tik 2 atvejai, kada mes galime taip daryti. Tai yra, kuomet jau buvo visos pranešime nurodytos aplinkybės išnagrinėtos remiantis šio įstatymo nuostatomis, arba tuomet, kai pateikta akivaizdžiai melaginga informacija. Iš pirmo žvilgsnio pasakyti, kad ta informacija yra melaginga, yra praktiškai neįmanoma, todėl, kaip ir minėjau, sprendimai nenagrinėti yra labai reti. Pernai toks sprendimas buvo vienas. Gali priimti sprendimą nepripažinti asmens pranešėjų. Kada taip atsitinka? Tai atsitinka tada, kai neatitinka besikreipiantis asmuo pranešėjo apsaugos įstatyme nustatytų sąlygų. Tai pirma, nėra tų mano nurodytų darbo ar sutartinių santykių. Pavyzdžiui, buvo gautas pranešimas iš moters, jinai nurodė, kad jos kaimynas galimai netinkamai naudojasi tarnybiniu automobiliu. Tai reiškia, grįžta po darbo, važinėja atostogų metu, tiesiog naudojasi kaip nuosavas. Tam moteris pranešė, jai pranešėjo statusas suteiktas nebuvo, kadangi nei jinai dirba toje institucijoje, kur dirba kaimynas ir kuriai priklauso tarnybinis automobilis, nei yra kažkaip kitaip sutartiniais santykiais susijusi. Tačiau nepaisant to, ar suteikiamas pranešėjo statusas ar ne, jeigu mes matome, kad pažeidimas galimai padarytas, jis bet kuriuo atveju bus ištirtas ir tyrimo metu bus užtikrintas asmens konfidencialumas. Tai reiškia, tyrimas bus atliktas taip, kad neišaiškėtų, kas tą informaciją pateikė. Visiškai nesvarbu, ar suteiktas pranešėjo statusas ar ne. Kitas atvejis, kuomet pranešėjo statusas nesuteikiamas, kuomet žmogus siekia apginti savo asmeninius interesus. Tai čia mano tas pateiktas atvejis su medikas. Vienam medikui suteiktas pranešėjo statusas, o kitam ne.
Vėlgi statistika 24 metų gruodžio 31 diena, kokiegi yra tos pateiktos informacijos nagrinėjimo rezultatai. Tai metų gale 7 pranešimai dar buvo vertinami, nes kuomet gaunami jie metų gale, tai tų sprendimų priėmimas persikelia į sekančius metus. Buvo pradėta 10 ikiteisminių tyrimų, atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą 18 atvejų, nustatyti asmens duomenų apsaugos pažeidimai 1 atvejis, nustatyti mokestiniai pažeidimai ir taikytos poveikio priemonės 1 atvejis, konstatuota, kad įstaigos darbuotojams nėra sukurta psichologiškai saugi darbo aplinka 3 atvejai, nustatyti darbuotojų saugos ir sveikatos pažeidimai 2 atvejai. Nes, kaip matėte, žmonės teikia labai įvairią informaciją, ją pavedam nagrinėti įvairiom institucijom, todėl ir nagrinėjimo rezultatai yra tokie skirtingi. Čiagi, kas susijęs su baudžiamuoju kodeksu, dėl ko mes pernai pradėjome daugiausiai ikiteisminių tyrimų, tai yra baudžiamo kodekso 300 straipsnis, dokumentų klastojimas, bei baudžiamo kodekso 222 straipsnis, apgaulinga buhalterinė apskaita. Šitie straipsniai, jie kartojasi metai iš metų, dėl jų daugiausia kasmet pradedama ikiteisminių tyrimų. Kas liečia kitus ikiteisminius tyrimus, tai jie iš tikrųjų būna susijęs su tuo, kas konkrečiais metais yra svarbu mūsų valstybei ar visuomeniai, tai yra kuo mes gyvename. Pavyzdžiui, pernai buvo pradėta ikiteisminiai tyrimai dėl sankcijų pažeidimų. 20-21 metai dėl netinkamo pandemijos valdymo. 22 metai dėl žiauraus elgesio su gyvūnu. Apie šitą įstatymą yra susidaręs toks galbūt klaidinga nuomonė susidariusi, kad galima pranešti tik apie korupcinės veikas. Tai tikrai ne, taip žmonės tokią informaciją teikia, mes ikiteisminių tyrimų pradedame, tačiau ši informacija tikrai nėra vyraujanti. Mes, kiek skaičiavome, tai pranešimai apie korupcinius pažeidimus sudaro tik apie 6% visos pateiktos informacijos. Jums gali kilti klausimas, kodėl reiktų pranešti pagal šitą įstatymą. Tikrai yra šiais laikais įvairių anoniminių linijų, karštų linijų. Kiekviena, galima sakyti, institucija turi tokį kaip kanalą, kur galima pranešti. Tačiau tik pranešę pagal pranešėjo apsaugos įstatymą, jūs gausite šitas skatinimo pagalbos priemonės, kurias matote ekrane. Tai yra konfidencialumo užtikrinimas, valstybės garantuojama teisinė pagalba, kompensavimas už patirtą neigiamą poveikį, nemokamos prokuratūros konsultacijos, galime naudoti saugių vidinių kanalų, atleidimas nuo atsakomybės, draudimas daryti neigiamą poveikį bei atlyginimas už vertingą informaciją. Visas šitas priemonės, jos visos yra numatytos, kaip ir sakiau, įstatyme, būtų galima suskirstyti į tokias 2 didelės grupės. Tai pirma grupė priemonės, kurios yra taikomos nuo pat pranešimo pateikimo momento. Tai reiškia, jūs pateikėt pranešimą ir visiškai nesvarbu, jums suteikiamas pranešėjo statusas ar ne, nesvarbu, ar pasitvirtina pateikta informacija, bet jeigu jūs jau kreipėtės pagal šitą įstatymą, nuo pat pranešimo pateikimo momento, jums yra užtikrinamas konfidencialumas, prokuratūros nemokamos konsultacijos, galimybė naudoti saugių vidinių kanalų bei draudimas daryti neigiamą poveikį. Kitos priemonės jau yra taikomos asmeniui, kuriam yra suteikiamas pranešėjo statusas. Tai jos daugiau, sakyčiau, finansinio pobūdžio. Tai yra atlyginimas už vertingą informaciją, kompensavimas už patirtą neigiamą poveikį, valstybės garantuojama teisinė pagalba, atleidimas nuo atsakomybės. Tai dar kartą grįžtam, asmenį, kuris turi pranešėjo statusą, taikomos visos priemonės, kurias matote ekrane, o žmogui, kuris praneša, tačiau statusas nesuteikiamas, taikoma dalis iš jų. Konfidencialumas, draudimas daryti neigiamą poveikį, nemokamos prokuratūros konsultacijos, galime naudoti saugių vidinių kanalų, tai yra gauti informaciją apie tyrimo eigą. Norėčiau plačiau pakalbėti apie konfidencialumą, nes tai kelia tikrai daug klausimų asmenims. Jeigu jūs pažiūrėsite tą formą, kurią žmogus turi užpildyti pranešimo apie pažeidimą, tai pamatysite, kad kuomet kreipiamas pagal šitą įstatymą, žmogus turi nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą arba asmens kodą. Šitie duomenys mums yra reikalingi tam, kad mes sodros duomenų bazėje galėtumėm patikrinti, ar žmogus tikrai dirba toje įstaigoje, ar siejo su ta įstaiga jį kažkokie sutartiniai santykiai, ar apskritai siejo
ar buvo sudarytos jo vardu kažkokios sutartys, nes tik turėdami tos duomenys mes galime tai patikrinti. Konfidencialumo samprata yra pateikta įstatyme, tai įstatyme yra parašyta, kad konfidencialumas tai yra institucijų ar įstaigų, kurios atlieka tyrimą veiklos pobūdis, kad tas tyrimas turi būti atliktas taip, kad nebūtų atskleista, kas pateikė informaciją. Iš tikrųjų, kaip matote, skaidrėje yra nurodyta, kad tas konfidencialumo užtikrinimas ne visuomet yra absoliutus. Ką tai reiškia? Tai reiškia tai, kad tos visos institucijos ir įstaigos, kurios atliekame tą tyrimą, mes privalome užtikrinti konfidencialumą, nes už konfidencialumo nesilaikymą yra numatytos administracinių nusižengimų kodekse baudos, jos siekia nuo 1000 iki 2000 eurų arba nuo 2 iki 4000, jeigu tai padaryta pakartotinai. Tačiau tas žmogus, kuris teikia informaciją, jam nėra šito reikalavimo laikytis konfidencialumo. Jis gali, ta prasme, diskutuoti darbę su kolegomis, spręsti tas problemas kažkokių darbinių pasitarimų metu. Ir kas tada atsitinka? Kai žmonės apie tai daug kalba, kad jie praneš ir panašiai, kuomet jie tą pranešimą mums pateikė, tai jau visa darbovietė žino, kad čia jie pranešė ir tada to konfidencialumo užtikrinti negalima ir tikrai neretai yra pradedamas taikyti neigiamas poveikis. Vėlgi pateiksiu pavyzdį, čia jau yra išnagrinėta teisme byla. Buvo toks atvejis, kad vienoje finansų įstaigoje dirbantis atitikties pareigūnas, jis buvo atsakingas už pinigų plovimą, pamatė, kad vyksta įmonėje tam tikri pažeidimai. Jisai bandė apie tai kalbėtis, niekas į tą problemą nekreipė dėmesio, jis nuėjo pas vadovą ir sako, kokia jūsų nuomonė apie visą tai. Vadovas sako, viskas čia yra gerai, kaip mes darėme, taip ir darysime. Tai žmogus sako, tai gerai, tada aš pateiksiu pranešimą generaliniai prokuratūrai. Žmogus grįžęs į savo kabinetą iš karto tą pranešimą pateikė per savo darbinį paštą, darbinis paštas toje įmonėje buvo stebimas ir vadovybė iš karto pamatė, kad pranešimas pateiktas, užblokavo jo darbinį paštą, užblokavo visas prieigas prie sistemų reikalingų darbui ir iš karto buvo nušalintas nuo darbo ir įteiktas pranešimas apie atleidimą. Ir praėjus tam nustatytui darbo kodekse terminui žmogus buvo atleistas. Žmogus kreipėsi į teismą ir teismas išnagrinėjęs bylą pripažino, kad šitas atleidimas buvo neigiamas poveikis. Tai reiškia, kad žmogus buvo atleistas dėl to, kad jis tą pranešimą pateikė. Ir žmogui buvo priteista virš 100 000 eurų, tai ir kompensacija, ir neišmokėtas darbo užmokestis, bylinėjimosi išlaidos. Tai mūsų prokuratūros patarimas būtų toks, kad jeigu norite pranešti, darykite tai tyliai. Jeigu reikia konsultacijų, skambinkite mums, konsultuokitės, aš nurodysiu telefono numerį. Tiesiog žmonės, kurie nori pranešti ir išsaugoti tą savo konfidencialumą, jie taip pat turi elgtis atsakingai, nes jeigu jie daug šneka, tai jau paskui mes institucijos nieko padaryti šitoj vietoj nebegalime. Labai dažnai yra maišomos tokios dvi sąvokos - konfidencialumas ir anonimiškumas. Tai yra absoliučiai skirtingi dalykai. Direktyva iš tikrųjų leidžia valstybei nustatyti, kokį modelį pasirinks. Ir Europoje yra pasidalinusi, galim sakyti, į dvi lygias dalis. Tai yra dalis valstybių taiko tokį modelį kaip mes, Lietuva, tai yra teikiami pranešimai nurodant vardą pavardę, kitigi leidžia teikti anoniminius pranešimus. Ir ką mes matome? Teko bendrauti su Ispanijos, konkrečiai Valencijos regiono pareigūnais atsakingais už pranešėjų apsaugą. Tai vien tik tas regionas Ispanija per metus gauna apie 700 pranešimų, bet yra pradedama tik 1 arba 2 ikiteisminiai tyrimai. Kodėl taip yra? Todėl, kad žmogus, kuomet teikia jis tą informaciją, jis dažnai ją nurodo savo požiūrio taško. Tai yra, jis pranešime nurodo tai, kas jam svarbu. Bet mums institucijom labai dažnai tyrimo atlikimui yra svarbus visai kiti dalykai. Todėl mes, kadangi turime kontaktų, susisiekėme ir prašome žmonės tą informaciją papildyti. Ir tikrai žmonės nori teikia įvairius įrodymus. Tačiau, kuomet pranešimo anoniminiai, tai akivaizdžių tos papildomos informacijos neįmanoma iš niekur gauti ir todėl tiek yra mažai pradedama ikiteisminių tyrimų. Tai, kaip ir sakiau, 700 pranešimų, 1-2 ikiteisminiai tyrimai. Pas mus pernai 80 pranešimų, 10 ikiteisminių tyrimų.
Čia dar kartą pakartosiu tos priemonės, kurios yra taikomos pranešėjam, nes norėčiau konkrečiai pakalbėti apie dvi iš jų, apie atlyginimą už vertingą informaciją ir kompensavimą už patirtą neigiamą poveikį. Na, tai žmogui gali būti mokamas atlyginimas už vertingą informaciją, jeigu jam yra suteiktas pranešėjo statusas. Taigi tas atlyginimas yra apskaičiuojamas. Tokios universalios formulės nėra. Pagal susiformavusią praktiką, tai skiriama apie 10% nuo paskirtos baudos ar ikiteisminėme tyrime nustatytos žalos. Pavyzdžiui, 20 metai pateikti 2 prašymai, išmokėta bendrai 19 000 eurų. Vienam asmeniui išmokėta 15 000 eurų, kitam išmokėta 4 000 eurų. Tai tas atvejis, kaip išmokėta 4 000 eurų, tai ten buvo taip, kad žmogus pranešė apie pažeidimus finansų įstaigoje, tai tokie, žinot, kur būna greitieji kreditai ir panašiai. Informacija pasitvirtino ir tai įmonei buvo skirta 40 000 eurų bauda. Tai žmogus gavo 10%, 4 000 eurų. 21 metai pateikti 3 prašymai, tenkintas 1, išmokėta 5 000 eurų. 22 metai buvo toks įdomus atvejis, išmokėta 10 000 eurų. Žmogus tenais prašė skirti 5 000 eurų, bet komisija nusprendė, kad informacija yra tikrai labai vertinga ir skiria dvigubai didesnę sumą. Tai atlyginimo nei minimali, nei maksimali riba įstatyme niekaip nėra nustatyta. Tačiau, turbūt jau atkreipėte dėmesį į tai, kad tų atvejų, kuomet atlyginimai buvo išmokėti, yra labai mažai. Mes nežinome, kodėl taip yra, kodėl žmonės nesikreipia dėl atlyginimų. Nes kuomet jie gauna tą sprendimą dėl pranešėjo statuso suteikimo, jame būna išaiškinta, kad jie tokią teisę turi. Bet kaip pakartosiu, mes nerandame atsakymą, kodėl tiek mažai žmonių kreipiasi. Pavyzdžiui, pernai pranešėjo statusą gavo 40 asmenų. Nei vienas nesikreipė dėl atlyginimo. Šiemet buvo gauti 2 prašymai dėl atlyginimo, abu jie buvo tenkinti. Vienam asmeniui išmokėta, beje, ne vienam, abu atvejai buvo vieno asmens, nes jis buvo pranešęs apie 2 skirtingus pažeidimus, buvo atlikti 2 ikiteisminiai tyrimai. Ir jis kreipėsi dėl vieno ir gavo atlyginimą 5 000 eurų, ir kreipėsi dėl kito ir gavo 1000 eurų atlygį. Kaip matote, tos sumos tikrai nėra mažos, sakyčiau, bet, dar kartą pakartosiu, labai mažai žmonių dėl to kreipiasi ir, prokuratūroje mes nesuprantame, kodėl taip yra. Taip pat asmeniui gali būti kompensuojama už patirtą neigiamą poveikį. Vėlgi, ta pati situacija, labai mažai žmonių dėl to kreipiasi. Nors pernai buvo pateikta 80 prašymų, tai yra, pranešimų apie pažeidimą ir, pranešėjo statusas su tais 40 asmenų ir vėlgi, kaip matome, nėra nei vieno prašymo. Kaip yra apskaičiuojama kompensacija? Kompensacijos yra, įstatyme jau nustatyta maksimali riba, jis siekia 50 bazinių dydžių ir šiai dienai tai yra virš 3000 eurų. Aš pakalbėsiu apie tą 21 metų atvejį, kaip ten viskas buvo, kaip ta kompensacija buvo apskaičiuota ir jums susidarys tas visas vaizdas. Ten buvo taip, kad kreipėsi į mus 2 medikai, jie pateikė pranešimus apie pažeidimą. Pateikė pranešimus, jie gavo pranešėjo statusą, bet prieš pasikreipiant į mus, jie bandė tą problemą įspręsti darbe. Tai yra, kalbėjo su kolegom, bandė kelti tą klausimą darbinių susitikimų metu ir kuomet jie jau pateikė pranešimą mums, visi žinojo, kad čia jie būtent kreipėsi. Vadovybė jų atžvilgiu pradėjo taikyti tokį mobbingą, kad žmonės tiesiog negalėjo eiti darbą, atlikti savo darbinių funkcijų. Jie gavo nedarbingumą, tai dalį kompensacijos sudarė vykimo į gydymo įstaigą išlaidos, nes gyveno pakankamai toli. Kita dalį sudarė negautas darbo užmokestis. Tai yra, sodros duomenų bazai buvo patikrinta, koks yra žmogaus vidutinis darbo užmokestis, kokia yra ligos pašalpa ir, skaičiuotas tas skirtumas padaugintas iš mėnesių, kai žmogus buvo nedarbingume. Ir atitinkamai vienam asmeniui buvo išmokėta 1900 eurų, kitam asmeniui išmokėta 1800 eurų. Vėlgi tos kompensacijos nėra menkos, bet žmonės, kaip ir sakau, dėl to nesikreipia. Konsultavimo linija, jinai pas mus generalinėje prokuratūroje veikia kasdien nuo 8 iki 17 valandos, konsultuojame mes, generalinės prokuratūros, vidaus tyrimų skyriaus darbuotojai,
Konsultacijos yra nemokamos, konsultuojami tiek privatus asmenys, tiek įstaigos. Na tai privatus asmenys, kurie nori pateikti pranešimą, vėliau, kuomet gauna pranešėjo statusą, teiraujasi apie šitas skatinimo pagalbos priemonės, skambina dėl neigiamo poveikio, na, kitų svarbių dalykų, tyrimo eigos. Įstaigos skambina tuomet, kai diegia vidinius kanalus arba juos tobulina, arba tuomet, kai gauna pirmus pranešimus, nes, na, būna laiko tarpas, metai, 2 tų pranešimų nėra. Ir kuomet tas pranešimas gaunamas, na, nebežinoma tada, ką daryti. Tai mes sakome, jeigu nežinot, ką daryti, nedarykit nieko, geriau paskambinkit mum ir mes jūs instruktuosim, paaiškinsim, ką jums reikia daryti, nes kaip ir minėjau, tai svarbu yra užtikrinti konfidencialumą nuo pat pranešimo gavimo momento. Todėl, na, tie veiksmai negali būti bet kokie, tai viskas turi būti taip, kaip sureglamentuota įstatyme ir vidinėse tvarkose. Skambinantis asmenys gali išlikti anonimiški ir štai čia yra pateiktas linijos numeris. Tai kasmet mes suteikiame apie 250-260 tokio pobūdžio konsultacijų. Generalinė prokuratūra 22 metais gavo tik 52 pranešimus ir mes, na, pradėjome ieškoti atsakymo, klausimą, ką mes galime padaryti geriau, nes mes iš tiesų suprantame, kad pas mus šitas institutas, šitas įstatymas yra naujas, todėl, na, ne visa visuomenė dar apie jį žino. Žino iš tikrųjų, manome, tikrai mažesnioji dalis, todėl mūsų tikslas yra visuomenės švietimas, tai kas yra susijęs su pranešėjo apsauga. Todėl 23 metais mes pradėjome viešinimo kampaniją, kurią tęsėme iki šios dienos. Pirmas dalykas, ką padarėme, tai buvo sukurta svetainė www.pranešties.lt. Čia matosi titulinis puslapis, tai, na, galite susirasti šią svetainę pačią įvairiausią informaciją, tai ir naujienos, renginiai, kas vyksta, tai yra dokumentai aktualūs pranešėjų, nes tai nėra vien įstatymas, tai yra vyriausybės nutarimas, prokuratūros vidiniai teisės aktai. Galite pasiskaityti apie istorijas, apie ką žmonės pranešė, už ką buvo suteiktas, na, pranešėjo statusas, kaip vėliau vyko teisminiai nagrinėjimai. Visą informaciją rengiame ir talpiname mes, vidaus tyrimų skyriaus darbuotojai, todėl, na, ta informacija yra išties patikima. Mes norėjome, kad, na, žmogus, kuris nori pranešti arba kuris jau turi pranešėjo statusą, turėtų galimybę viską susirasti vienoje svetainėje, jam nereiktų googlinti, ten ieškoti iš atskirų šaltinių, paskui dvejoti, ar ta, na, patikima informacija ar nepatikima. Būtent dėl to buvo sukurtas štai toks internetinis puslapis. Mes taip pat sukūrėme paketą priemonių skirtų būtent įmonėms, įstaigoms, na, kad jos neskirdamos kažkokių lėšų, taipogi galėtų prisidėti prie to pranešėjo apsaugos instituto viešinimo. Na, tai viena priemonė yra stendas, kuris matosi ekrane, kai jis keliauja iš institucijos į instituciją, taip pat, na, mokymai, kuriuos, vat, jūs šiandien klausotės, taip pat galimybė dalintis mūsų nufilmuotais videoklipais, kita informacija. Štai šiemet pernai Vilniuje važinėjo autobusas su tokia reklama, šiemet jis važinėjo ir Kaune. Taip pat turime planų, kad toks autobusas ir kitose miestuose važinės kitais metais. Dar vienas dalykas, ką norėčiau paminėti, tai buvo sukurtos gairės pranešėjams bei vidinių kanalų administratoriams. Jas galite taip rasti mūsų tame puslapyje www.pranešties.lt, skiltyje dokumentai. Kas yra gairės? Na, tai matote, yra 3 variantai. Tai yra gairės pranešėjams. Šitose gairėse yra surinktos svarbiausios teisės aktų nuostatos, nes, kaip sakiau, tai nėra vien įstatymas. Ir pateikti praktiniai prokuratūros patarimai, kaip geriau elgtis vienu ar kitu atveju. Na, tai tos pagrindinis gairių variantas tai sudaro 17 lapų, tai yra pakankamai platus, kad neturi tiek daug laiko skaityti, tai gali, na, susipažinti su trumpu gairių variantu. Taip pat yra parengtos gairės vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo administratoriams, kokie turi būti žingsniai, diegiant tuos vidinius kanalus, kaip jie turėtų būti administruojami. Viešinimo kampanijos nauda. Na, mes matome, kad jinai yra išties didžiulė, tai dar kartą pasitvirtino tai, ką mes galvojame. Tai visuomeniai dar trūksta informacijos apie šitą įstatymą, apie jo teikiamas naudas.
Na, tai 23 metais gautų pranešimų skaičius buvo 43 procentais didesnis lyginant su 22 metais. Ir kaip sakau, kasmet dabar tas skaičius auga, šiemet bus daug didesnis negu pernai ar užpernai, o jo labiau 22 metais. Nes mes per metus dabar surengėme, pavyzdžiui, pernai buvo surinkti 52 mokymai, kuriuos išklausė virš 8 000 žmonių. Tai matome, kad tai duoda tuos rezultatus, todėl kviečiame iš tikrųjų ir visus tos žmonės, kurie yra atsakingi už pranešėjo apsaugą atskirose įmonėse ar įstaigose, taipogi prisidėti prie to viešinimo, kad vėlgi kuo daugiau žmonių sužinotų, kad jie turi tokią galimybę kreiptis, gauti generalinės prokuratūros apsaugą, kad būtų kuo mažiau baimių ir jeigu žmogus mato, kad daromas yra kažkoks pažeidimas, jis neliktų abejingas ir apie tai praneštų. Dėkoju Jums uždėmesi, dar turime truputį laiko ir laukiu Jūsų klausimų. Tai gerbiama Gintarė, gal dabar tada nuimkite nuo ekrano. Ačiū. Skaidrės, geriau matysime dalyvius ir kolegos, manau, kad tikrai buvo labai vertingas pranešimas, labai daug pateikta informacijos. Tai manau, kad gal ir turėsite ir klausimų, nes tai yra tikrai puikia proga naudotis šią akimirką ir tiesiogiai iš lektorės išgirsti atsakymus, kas jums buvo neaišku arba tiesiog papildomai dar gal nebuvo paminėta, bet norėtumėte daugiau tos informacijos sužinoti, tai prašome, junkitės mikrofoną ir įgarsinkite arba pakelkite sutartinę rankytę mūsų virtualaus aplinkos ir aš matysiu, kas čia dabar nori pasiteirauti ir bus suteikta teisė pateikti klausimus. Tai drąsiai galite tą daryti. Taip, tai arba aš nematau. Atsiprašau, gal būtų galima paklausti, kad nerandu, kur čia tą rankelę dabar pakelti. Taip, prašau, gerbiama Neringa, drąsiai klauskite. Norėčiau paklausti dėl to vidinio kanalo. Ar kiekviena organizacija turėtų turėti kažkokią vietą, per kurią teikia, ar tai tiesiog gali būti elektroniniu paštu teikiama? Koks pats mechanizmas turėtų būti organizacijoje? Tai pirmas dalykas, organizacija turi pasitvirtinti vidinių kanalų diegimo aprašą, tai yra įsidiegti tą vadinamą vidinį kanalą, kurti specialią dėžutę pranešėjų apsaugai. Nes, kaip ir sakau, tų pranešimų negali matyti visa įstaiga, tai turi matyti tik vienas žmogus, kuris turi būti paskirtas vadovo įsakymu. Tai yra tas žmogus, jį pavaduojantis žmogus, tai yra tai, kas tvarkosi su tais pranešimais, kurie yra atsakingi už pranešėjo apsaugą. Iš tikrųjų, viskas yra labai išsamei pateikta, vėlgi tame puslapyje www.pranešėjas.lt yra pateiktas tyrimas. Mes jį atlikome sveikatos apsaugos įstaigose pernai, tai buvo tyrime dalyvavo 100 didžiausių sveikatos apsaugos įstaigų, bet realiai tai tinka visiems sektoriams ir jūs galėsite matyti, ką turite padaryti, kokie yra žingsniai ir kaip tai turėtų atrodyti. Nes tai ten yra ir iš direktyvos, ir įstatymo nuostatos, yra pateiktos labai išsamios rekomendacijos, kaip vienu žodžiu tą dalyką reiktų susitvarkyti. Tai jūs susipažinkite su tą informaciją, tai yra, visų pirma, tai yra, kaip ir sakiau, gairės vidinių kanalų administratoriam pasižiūrėkite. Kitas dalykas, susipažinkite su tuo tyrimu, jis šiaip yra didelės apimties, apie 50 lapų, tai yra tikrai viskas labai, labai išsamei. Susipažinkite su tuo tyrimu ir, bandykite pagal tai viską susireguliuoti ir jeigu jums nepavyks, tai galite skambinti. Mes tikrai darom tokias online konsultacijas su įmonėm ir įstaigom, kurios pasirengia tą tvarką ir mes paskui apsitarėme, kas joje blogai, kas gerai, ką reiktų tobulinti. Taip, manau, labai geras buvo Neringos klausimas, daug kas išgirdote. Galėsite pasižiūrėti ir pasitikrinti, ar tikrai pas jūs yra vidinis kanalas ir kaip jį reikėtų tobulinti. Dar klausimų gal turite? Jeigu nematau, tai gal garsiai atsiliepkite, jeigu turite klausimą, nes yra per keletą langų, per 8 langus dalyviai, tai labai sunku matyti.
kaip suprantu, neturite papildomų klausimų daugiau? Nu, dar luktelkim vieną kokią minutę, gal nesimato. Tai jeigu neturite klausimų, tai labai norėsit padėkoti gerbiamai Gintariai už šiandienos mūsų mokymų turinį, kuris buvo tikrai labai detaliai pateiktas. Ir manau, kad turėsime galimybę, tą, ką ir išgirdome iš generalinės prokuratūros atstovo, kad galėsime atradę mums, kad ir pranešėjų apsaugos temoje papildomas potemes, manau, galėsime ir ateityje pasidaryti tokio pobūdžio mokymus. Tai norėtųsi visiems palinkėti atrasti laiko dar kartą detalizuoti dokumentą, nes ypatingai organizacijų, įstaigų, įmonių vadovams tai yra labai svarbu suprasti ir, aišku, be abejonės atsakingiams asmenims. Kad paskui tie atsakingi asmenys, kaip ir gerbiama Gintarė, sakė, toliau padėtų skleisti šitą informaciją žmonėms, kad būtų jinai teisingai suprantama ir teisingai būtų pasinaudojama tomis teisėmis, ką leidžia įstatymas. Tai dar kartą visiems labai dėkoju už šiandienos susitikimą ir stabdau įrašą.